Labadiena, mano mielosios kanalo žiūrėtojas. Malonu, kad mano pamokėlės turi naudos ir jūs žiūrite ir mokotės. Gavau jūsų laiškų su prašymu parodyti, kaip lengvai ir greitai numegzti kepurytę, kuri šildytų jūsų mažylį visą šaltąjį sezoną. Mano YouTube kanale yra video, kaip numegzti batukus kūdikiui, kur komplektukė yra kepurytė. Taigi dabar ir noriu parodyti, kaip ją numegzti. Taigi mums reikės siūlų, virbalų, centimetro. Juo reikėtų išmatuoti vaikiuko galvytės apimtį. Nuo to priklausys visas to kraštelio ilgis. Mums reikėtų užsidėti 37 akytes, iš kurių mažajam krašteliui reikėtų 10 akių plus 1 kraštinė. Po to viduriukas eina pinutė iš 4 ant 4. Taigi reikėtų 4 ant 4, tai bus 8 akytės plus 2 kraštinės. Ir didžiajam krašteliui mums reikės 15 plus 1 kraštinė. Iš viso bus 37 akės. Taigi apmečiau 37 akis, išmezgiau pirmąją dalį, 10 akių ir 1 kraštinė. Kadangi visas mezginys eina ripsas iš abiejų pusių, tai pirmąją eilę išmezgiau lygiosiam akim. Čia yra 10 plus 1 šitoj pusiai. Dabar mums reikia pinutei 8 plus 2. Taigi kraštą aš mezgu tiesia akim, visa kita jis išvirkščios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kraštinė akis eina tiesiai. Ir visa likusi dalis taip pat bus lygiosiam akim. Taigi principas yra toks. Pirmą išmezgam 2 eilės. Ripsą jūs visos mokat megzti. Iš vienos pusės visą laiką iš abiejų pusių mezgam lygiosiam akim. O pinutę keičiau kas 4 eilutės. 5 eilutėj pinam pinutę. Taigi čia yra 34 centimetrai. Ir dabar viskas čia yra numegzta, susiūta. Jūs galite megzti viską ištisai. Ir dabar mums reikėtų jau primegzti kraštelis, kaip mezgam toliau kepurytę. Mums reikės numegzti tiek, kiek jum apvaliai išeina pamatavus vaikiuko galvytę. Va šita dalis. Jinai versis į kitą pusę, o prie šitos dalies čia galim daryti su atvartu, kaip jau norėsit. O prie šitos siaurosios dalies mums reikės pririnkti akis ir megzti į viršų. Į viršų mums reikia 13 cm. Į viršų mums reikės 13 cm. Iš kurių ten dalis po to susiriš. Su vašeliu numegztas paprasta virvutė ir ją surišim visą kepurytės tą.
lygiąją dalį. Taigi, mums reikia prie šito dabar pririnkti akių, kad megzt toliau kepurytę. Prirenkam labai. Taigi, pririnkti akytės yra principas toks. Užkabinam pirmą pilną akį. Ir po to, kad mums būtų paprasčiau, tiesiog perinam prie lašelio. Ir tada renkam akis iš šitos pusės. Iš kitos pusės akytę kabinant. Ir taip ištraukiam, nė vienos nepraleisdami. Svarbiausia, jeigu mezgat iš kelių siūlų, tai nepalikit siūlo. Užkabinkit visus siūlus, kad atrodytų dailiai. Taip. Paskui išsinerkit tiek, kiek jums patogu. Ir paskui visas šitas akis perkelsim ant virbalo. Taip. O perkelt ant virbalo yra labai paprasta. Tiesiog surinksit. Taip. Ir toliau pabaigsit surinkti visas akis. Taigi, akių surinkimo procesas baigtas. Perkeltos akis ant virbalo. Čia mūsų geroji pusė. Iš kitos pusės megsim išvirkščiom akim. Pirmą akį visada nukeliam. Paslėpkim siūlą. Sumikskim kartu, kad nesiblaškytų jisai be reikalo. Ir mezgam blogosiom akim iš tos pusės. Kai išmegsim eilę, kitą pusę megsim lygiosiom akim. Taigi čia bus mūsų blogoji pusė. O čia bus geroji pusė. Dar toks vienas pastebėjimas, jeigu, tarkim, matot, kad visos pririnktos akis numezgėt pagal centimetrus, jums atrodo liktai kaip ir normaliai, bet surinkot akių ir atrodo, kad pradėjus megzt mezginį, jau gal tiek, kaip pamegsit, matysit, kad jums liktai atrodo per platu. Tai tada pasidalinkit tas akis, kiek jūs čia turit, tarkim 100 akių. Tarkim, taip, 100 akių ir mums reikia truputėlį pamažinti. Tai 100 akių dalinam į 4 dalis, gaunas po 25 ir nuo tų 25, pavyzdžiui, čia sumažinam iki 24, vieną akį suėmėm, čia 24 palikom, čia 24 ir čia 24. Bendroji sumoj susiema 4 akis per visą mezginį. Nesuiminėkit iš kraštų akių, tada mezginys bus nelygus. O kada jį suimi per visą bendrą plotą, tada mezginys gaunas lygiai, siaurėja. Ir, kaip minėjau, 13 cm į viršų. Jeigu čia lygiai taip pat, o čia tiek dasidės 13 cm, jeigu matot, kad jums ta 13 cm yra per mažai, pamegskit šiek tiek ilgiau, tada tarkim iki kokių 15 arba 16. Visą šitą ilgį, čia kas nusimegs, kompensuos tą juostelę, kuris susiriš ant mezginio galo. Nieko susiūt nereikia, tiesiog numezgi vieną ilgą gabalą ir susiuvus tą visą kepurę tiesiog suriši gale. Tai
tiek tos išmonės mezgant kepuraitę. Gražių mezginių. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų.